sunku buvo. Ir žaidėjams sunku, ir treneriams sunku buvo. Komandos apylygės daugmaž vienodo lygio. Ir problema buvo gal pagrindinė, kad nesilaikėme žaidimo braižo. Ir kipriečiam buvo netaip sunku gintis, kadangi mes žaidėm truputį siaurokai. Tačiau kas buvo gera gynyba. Gera gynyba išgelbėjo mūsų puolimą, gal taip sakykim. Ir nuovargį šiek tiek reikėjo pakeisti daugiau žaidėjų. Šviežesnių įleisti antroje pusėje rungtynių. Laukia finalas su Lenkijos rinktinė. Kokį įspūdį čia jums palieka? Su visom komandom reikia žaisti labiau, kad finalas 10 minučių bus. 10 minučių reikės, rungtynių kėlinys bus 10 minučių. Reikės daugiau ištvermės ir šviežių jėgų, kas bus daugiau pailsėjęs, kas bus daugiau nepavargęs, tas ir turėtų pasiekti pergalę. Nors visko, aišku, treneriai kūrė savo planus ir kaip prieš kiekvienas rungtynės yra tam tikros užduotis duodamos žaidėjams. Ir tikėsimės, kad viskas bus gerai. Su Lenkija jau esate žaidę draugiškus turnyrus, ar turite kuo nustebinti? Mes su Lenkais žaidžiam dažnai ir draugiškose turnyruose, ir oficialiuose varžybose. Paskutiniais metais turbūt pergalių santykis geresnis Lenkų pusėje. Tačiau visko regbėje būna ir mes treniruojamės tam ir sportuojam tam, kad laimėtumėm. Mes turim laimėti. Kaip bus, tai bus, mes čia tam, kad laimėtumėm. Dievas vienas tai žino, kamuolys nėra apvalus, tai dar labiau neapvalus negu kad futbolo. Taip kad svarbiausia gerai nusteikti kovai. Šiuose varžybose laikėmės disciplinos, tai yra varinėjom kamuolį iš krašto į kraštą, kaip matome antrame kėlinyje mūsų priešininkai pavargo ir mums nuo to buvo tik lengviau. Prieš tai rungtynėse jūs labiau spaudė, o dabar atvirkščiai trenerio buvo specialūs liepimai jums? Kaip minėjau, tai mes praeitose varžybose labai nesilaikėme disciplinos, mes nežaidėm plačiai ir ko pasekoje mumis jie spaudė, mes nevarinėjom kamuolį į kraštus. Pelnė 10 taškų, varžovai atsilygino 7 ir vis tiek buvo įtampa iki paskutinių minučių. Matot, čia buvo pusfinalis, kuris reiškia daug. Kas išeina į finalą, turi galimybę kovoti dėl vienintelio kelialapio į Grand Prix. Ar jums teko matyti Lenkijos rinktinę? Taip, mes pasirašymo metu žaidėme keletą turnyrų su Lenkais ir prieš 2 savaitės buvome išvykę žaisti draugiškų rungtynių su Lenkais. Kokį įspūdį jie palieka? Jie turi greitų žmonių ir stengiasi žaisti plačiai, ištampyti gynybą. Ar po varžybų dar liko jėgų, nes matėsi keli žaidėjai jau sunkiai pabaigoje irgi pas mus pačius? Turime laiko atsistatyti, tai ir manau, kad mes viską atiduosim lemiamom rungtynėm.